bandėm pasižiūrėti, kaip vienos klasės automobiliai įveikia briedžio testą, tą vadinamąjį, arba kitaip sakant, dvigubą juostos keitimo manevrą, kaip atliekant. Keičiasi jų dinaminės charakteristikos, būtent automobilio pasvirimo kampas dinaminis, automobilio slydimo kampas, kaip keičiasi keičiant važiavimo greitį. Aišku, neapsieita be tam tikrų vairuotojo įgūdžių. Tas taip pat įtakoja tą testo atlikimo tikslumą, ar ne? Tai padangos būtent tokiam testui labai daug įtakoja. Vienas automobilis buvo žieminės padangos užmontuotos, tai labai smarkiai pasijautė, net ir neanalizavus parametrų jau visų, bet tiesiog važiuojant jaučiasi, kad automobilis gerokai nestabilesnis tą manevrę. Kaip tau šitas testas, kaip galėtum palyginti automobilius pats su visais ką tik pravažiavęs? Na, tai automobilius lygint pas visus skirtingos padangas, bet pamatėm, kad tokiu greičiu šitą briedžio testą gali atlikti daugiau mažiau visos mašinos. Patiko ir Fiesta, ir Seatas, labai geras, fainas TSI motoras. Aišku, šitam motoro nereikėjo testi, tik tai mašinos valdomumas savybės. Tai manau, kad šiais laikais visos mašinos jau pažengusius tiek, kad kiekviena gali atlikti šitą pratimą nesunkiai, o pažiūrėsim, kokie bus kiti tyrimų rezultatai. O skirtumai tarp automobilis su antipraslydimo kontrolė ir be antipraslydimo kontrolės jautėsi, ar nelabai? Ant didesnio greičio, važiuojant didesniu greičiu, kai bandėm 70 km/h, tada praslydimo kontrolė jau įsijungdavo. Taip, manau, kad pilotai, kuris gal nėra patyręs ar nenori, kad tas automobilis slystų, tai tikrai labai didelė pagalba.